Sveiki. Visa informacija, kurią dalinuosi, tai yra tik dėl edukacijos, todėl visus sprendimus daryk su savo gydytoju. Šį kartą filmukas maždaug su klausimu. Klausimas buvo toks. Ar mažės sklidės naudojant anabolinius steroidus, sarmus, galbūt peptidus arba kitus performansus pakeliančius preparatus? Tai trumpas atsakymas taip, ir dabar pakalbėsim kodėl. Aišku, galbūt toks iš pirmo žvilgsnio gali atbaidyti. Ir galbūt ir gerai, nes jeigu tiksliai nežinai, kaip viskas veikia, tai gal ir gerai, kad tave atbaido nuo chemijos naudojimo, performansų didinimo su chemija. Tai kodėl va taip atsitinka, ar ne? Tai iš esmės reikia suprasti, kaip veikia natūrali testosterono sistema, nes tai yra mūsų tos kaip ir natūralus anabolinis hormonas, nuo kurio viskas priklauso. Tai iš esmės tu duok kažkokią tai schemiją, kad pakeltum savo performansus. Tai bet kas įtakoja testosteroną, turės įtakos ciklidėms, būtent todėl. Tai iš esmės, tarkim, pirmoji pradžioje galima apžvelgti, kas gali įtakoti, ar ne? Tai iš esmės, kaip ir minėjau, visi anaboliniai preparatai, kurie kelia testosteroną, netgi iš esmės nebūtinai tai turėtų būti mechanizmas per testosteroną, arba tai per androgenus, kad tiesiog jungiasi su androgenais ir natūraliai pradeda gaminti mažiau testosterono, ar ne? Netgi nebūtinai tokio principu, gali būti, pavyzdžiui, kaip ir MK677, tiesiog pakelia augimo hormoną, tiksliau pakelia alkio, tada sukyla iš paskos augimo hormonas ir kiti mechanizmai per insulino jautrumą pradeda mažinti natūralų testosterono kiekį. Tai netgi nereikia tiesioginio mechanizmo į testosteroną, bet vėlgi tu gali taip pat sukelti testosterono mažėjimą. Tai labai svarbu žinoti mechanizmus, kurie gali paveikti įtakoti testosteroną. Nes būtent nuo to priklauso, ar tos tavo ciklidės gaus įtakos ar ne. Tai kodėl būtent ciklidės, ar ne? Nes ciklidėse gaminasi testosteronas. Jeigu žinai puikiai HPTA sistemą, tai yra hypothalamus, pituitary ir testicles, angliškai, ar ne? Ir axis, HPTA. Arba lietuviškai būtų pagumburis. Tada būtų hipofizė, ciklidės ir ašis, ar ne? Tai būtent ta sistema, jeigu tu kažką tais pajungi iš šono, ar ne, kažkokią schemiją, anabolinius hormonus, steroidus, kurie įtakoja tą sistemą, tai faktas negamins ir ciklidės nedirbs, nes negamins testosterono. Tai paprasčiausiai tai iš hypothalamus liaukos įsiskiria gonadotropinai, kurie jungiasi pogumburio liaukoje. Tada pogumburis įskiria LH ir FSH, tai liutinizuojantį hormoną ir folikulus stimuliuojantį hormoną. Tie du hormonai toliau jungiasi ciklidėse ir pradeda gaminti. Tas susijęs su spermatozoidais, tas pats susijęs su testosteronu. Iš esmės, pilna funkcija ciklidžių bus išjungta. Tai čia tas pats maždaug, kad gali drąsiai palyginti su kojom. Žinai, kraujo patenka į audinius, medžiagų gauna, kaip ir viskas ok. Bet pats organas iš esmės nieko nedaro. Tai to patį galim palyginti su kojom, ar ne? Tavo kojos, jos, neamputuotos, viskas jam ok, tu tiesiog jų nenaudoji. Use it or lose it. Žinai tą posakį. Tai čia lygiai tas pats, jeigu nenaudosi kojų, jos niekur nedings, bet jos sumažės. Jos praras savo dydį, jėgą, performansus, viską praktiškai, net tiesiog konkrečiai pradės mažėti. Tai tokie dalykai, kad irgi būna, pavyzdžiui, žmonės patiria kažkokias tais traumas kojoms, nervams, stuburė, galbūt dar kažkur ir negali valdyti kojų, ne? Dabar, viskas veikia. Kraujotakos sistema veikia puikiai, medžiagų gauna, bet negali jų judinti, negali naudoti. Nenaudoja ir pradeda audiniai atrofuotis. Tai tas pats galios ir tavo ciklidėms, jos tiesiog nieko nedaro, jos nieko neveikia. Tai būtent todėl jos ir atrofuojasi. Todėl, atsakymas paprastas, taip, tikrai mažės ir atrofuosis. Tai didžiausias klausimas, kurį tau reikia išspręsti, tai kaip tai apeit galbūt kurso metu, arba protingai susidėlioti savo kursą, kad tas kursas atrodytų toks, kuris veda prie tam tikro streso, arba, sakykime, nieko neveikimo tos ciklidėms. Ir po to kitas etapas bus, kada jos vėl atsistatinės, vadinami PCT, terapija po kurso, protokolai, ar ne, kurie vėliau atstatys tas tos ciklidės. Tada yra kiti mechanizmai, galbūt naudoti, mimikuoti būtent tuos hormonus, kaip ir minėjau, ne, kurie ateina iš tavo pogumburio liaukos ir juos mimikuoti. Tai būtų LH ir FSH hormoną mimikuoti su tam tikrais hormonais. Tai galbūt galėtum naudoti HMG arba HCG, du peptidus,
kurie mimikuos tavo šiuos hormonus ir tu taip palaikysi sėklidžių funkciją. Pigesnis variantas galbūt būtų naudoti tik tais HCG pregnilį, kuris didžiąją dalimi jungiasi tik tai su LH receptoriais tavo sėklidėse, tai iš esmės testosterono gamyba, ar ne? Tada spermogenesis lengvai palaikymas, bet vėlgi, jeigu nėra folikulų stimuliuojančių hormonų, tai to spermatozoido gamyba praktiškai neprasideda. Tai iš esmės tas vaisingumas faktas būna tikrai labai mažas, nukrenta iki tikrai gerokai žemiau negu minimali norma ir praktiškai tampi nevaisingas pasak tų normų. Bet vėlgi tai nereiškia, kad ant kurso, naudodamas chemiją, negali pastoti. Tai, žinai, kiti galvoja maždaug, aš čia galiu kažkokią kontracepciją. Tai taip irgi nėra, nereiktų taip pasikliauti 100%, nes taip tikrai gali būti, kad tavo moteris gali be problemų pastoti. Tai, žinai, kaip sakoma, ten, tarkim, spermatozoidų countas yra, kiek per vieną ejaculation spermatozoidų gali iššauti, ar ne? Tai, tarkim, nuo milijono iki kelių milijonų, tarkim, būtų, ar ne? Ir tai tikrai galbūt užteks, ką žinau, jaunai, galbūt merginai, jeigu tavo mergina jauna, galbūt užteks to jai pastoti. Bet nebūtinai tai veiks visiems, žinai. Todėl, žinai, reiktų svarstyti ir apgalvoti. Tai ką noriu pasakyti, tai nereiškia, kad tu kontracepciją čia kažkokią naudoji, nes taip tikrai irgi nėra, bet kad tavo vaisingumas išjungtas gan stipriai, tai irgi faktas. Tai va, vėlgi, pastoti ir bandyti susilaukti vaikų ant kurso nerekomenduočiau, nes tokių kaip studijų realių, kiek galbūt galėtų DNR pakeisti ar dar kažkokių tais įtakos turėti, tai sunku pasakyti, vėlgi tas pats androgenizmas, įmanoma, kad persiduotų kažkoks lengvas. Tai sunku pasakyti, studijų realių nėra, tai nerekomenduočiau, kol nėra 100% aišku, bandyti pasidaryti vaikų ant kurso. Ir tuo pačiu rekomenduoju naudoti kažkokius tais, pavadinkim, apsisaugojimų vaistukus, tokius kaip ir minėjau, ne? HCG, HMG kurso metu, kurie palaikys tavo sėklidžių funkciją, arba bent jau HCG, kuris yra kaip pregnilis brandinis pavadinimas, kuris mimikuoja liutinizuojantį hormoną. Tai reiškia, kad tavo sėklidės palaikys dydį ir jos nebus taip stipriai atrofuotos, kada tu pradėsi daryti terapiją atsistatymą po savo kursų. Taip pat iš tikro pregnilio naudojimas netgi visų kursų metu yra toks, sakyčiau, ganėtinai protingas variantas, nes kraujyje sumažėja cholesterolio kiekis, tad taip pat yra smegenyse LH receptorių. Gan naujais tyrimais, tai vėlgi, nebereikal turbūt tas Votskas yra išėjęs, ar ne, kad kultūristai biškiai tokie nučiuožia, buki, pavadinkim švelniai tariant, įmanoma. Nežinau, ar dėl androgenizmo, ar dėl to pačio LH receptorių kiekio. Ir kadangi jo nėra, nes praktiškai visada ant kursų praleidžia, tai visko gali būti. Tai tikrai rekomenduoju, vėlgi, jeigu smegenyse yra tas receptorius, reiškia, reikia to hormonų. Tu to hormonų neturi, nes naudoji kursą. Tai sakyčiau, jį mimikuot, naudojant kursą. Tai manyčiau, tikrai labai yra protinga, negana to, kad vien iš tos pasižiūrint, kad tau cholesterolio kiekis bus mažesnis. Tai va tiek, trumpai, tai faktas, tau sėklidės mažėja, ar įmanom apsisaugoti tikrai taip. Reikia tiesiog protingai sudėlioti kursą, atsistatymai po kurso labai svarbu ir negana to viso kurso metu irgi reikia apsvarstyti apie mimikuojančius hormonus tiesiog apsaugai. Tai šiam kartui mano būtų tiek, jeigu patinka filmukas, spausk like ir subscribe ir laukiam kitų. Iki. Translation.